Labadiena, mano draugai, bičiuliai, bendražygiai, labadiena paskyros Mozerio žinios prenumeratoriai. Šiandieną yra 25 metų gegužės 3 diena, šeštadienis. Ir į jūsų namus atkeliauja 21 Mozerio radio laida iš Klaipėdos. Tradiciškai visų pirma noriu padėkoti visiems, kurie prenumeruojate Mozerio žinių kanalą YouTube platformoje. Mūsų prenumeratorių skaičius jau viršijo 7000, tai dėl to labai džiaugiuosi. Ir dėkoju visiems, kurie komentuojate Mozerio radio laidas. Jūsų komentarai, tiek teigiami, tiek ir neigiami komentarai, prisideda prie informacijos sklaidos. Todėl tikrai esu jums už tai labai dėkingas ir atskirai noriu padėkoti Editai, Amelijai, Laimai, Jolitai, Daivai, Mindaugui, Kęstui, Remigijui, Liudai, Sigitai, Rasai, Rūtai, Vaidai, Virginijai ir Dariui už tai, kad pavaišinote Mozerio radio kolektyvą puodeliu arbatos. Dėkoju, kad prisidedate prie Mozerio radio laidų kūrimo ir stengsiuosi jums už tai atsidėkoti. Ne tik jums, visiems savo klausytojams. Ir tikrai esu dėkingas jums uždėmesi. Na, o šiandieną 21 Mozerio radio laidoje noriu pakalbėti apie šeimą, apie partnerystę, apie tam tikrus konstitucinio teismo sprendimus, kurie buvo priimti prieš geras porą savaičių, apie tos pačios lyties asmenų santuokas, apie tos pačios lyties asmenų partnerystę. Nuo ko pradėti? Gal pradėsiu nuo 2019 metų. 2019 metais sausio 11 dieną Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas priėmė nutarimą, kuriuo konstatavo, kad Konstitucija draudžia diskriminaciją seksualinės orientacijos ir ar lytinės tapatybės pagrindais. Todėl LGBT asmenų diskriminacija yra nesuderinama su Konstitucija. Nors byla buvo susijusi su tos pačios lyties sutuoktiniais, teismas nutarime pasisakė ir apie translyčių asmenų diskriminacijos neleistinumą. Konstitucinio teismo nutarime teigiama, jog Konstitucija yra antimažoritarinis aktas ir gina atskirą asmenį, atskirą individą. Tam tikrų laikotarpių vyraujančios daugumos visuomenės narių nuostatos ar stereotipai negali tapti pretekstu apeliuojant, pavyzdžiui, į viešąją tvarką, diskriminuoti asmenis vien dėl jų lytinės tapatybės arba seksualinės orientacijos, riboti jų teisę į asmeninio ir šeimos gyvenimo apsaugą. Noriu dar kartą pakartoti, jog jau 2019 metų sausio 11 dieną Konstitucinis teismas savo nutarime paminėjo, jog tam tikrų laikotarpių vyraujančios daugumos visuomenės narių nuostatos ar stereotipai, daugumos visuomenės narių nuostatos ar stereotipai negali tapti pretekstu apeliuojant, pavyzdžiui, į viešąją tvarką, tai yra diskriminuoti asmenis vien dėl jų lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos. Ir 2019 m. sausio 11 dieną Konstitucinis teismas pažymėjo, pagrindinė tokia jo išvada buvo padaryta, kad šeima, vadovaujantis Lietuvos Respublikos konstitucija, šeima yra neutrali lyčiai. Kas išvertus į lietuvių kalbą reiškia, jog šeima yra laikoma ir tokia sąjunga, kuri yra sudaryta tarp tos pačios lyties asmenų. Na, šitas nutarimas buvo priimtas
kaip minėjau, 2019 metais sausio mėnesį ir po to Seimas kelis kartus bandė priimti partnerystės įstatymą. Šitą partnerystės įstatymą Seime priimti neužteko politinės valios, neužteko daugumos Seimo narių pritarimo, kol galiausiai kol galiausiai vyriausybė, čia praėjusios Seimo kadencijos metu suformuota vyriausybė, konservatorių, liberalų daugumos vyriausybė, kreipėsi į Konstitucinį teismą su prašymu išaiškinti tam tikras civilinio kodekso nuostatas, kiek tai yra susiję, kiek tos nuostatos yra susijusios su partnerystės institutu. Ir vyriausybės tikslas buvo gauti Konstitucinio teismo išvadą, ar civilinio kodekso nuostatos, kurios leidžia partnerystę tik tarp vyro ir moters, neprieštarauja konstitucijai. Ir jau šiais metais, 2025 metais, balandžio 17 dieną, Konstitucinis teismas nutarimu nustatė, kad civilinio kodekso nuostatos, kurios leidžia partnerystę tik tarp vyro ir moters, prieštarauja konstitucijai. Taip pat Konstitucinis teismas nustatė, kad konstituciniam atsakingo valdymo principui prieštarauja ir tai, kad civilinio kodekso skyrius dėl partnerystės įsigalioja tik tada, kai įstatymo leidėjas priima reikalingus įstatymus. Kadangi Seimas, pasikartosiu, nuo 2003 metų nebuvo priėmęs ir šiuo metu nėra priėmęs atskiro specialaus įstatymo, kuris būtų pagrindu įsigalioti civilinio kodekso skyriui dėl partnerystės, tai tas civilinio kodekso skyrius dėl partnerystės visą tą laiką ir buvo neįsigaliojęs. Tačiau, vėlgi pasikartosiu, Konstitucinis teismas pripažino, kad tokia teisinė situacija prieštarauja konstituciniam atsakingo valdymo principui ir tai užfiksavo savo priimtame nutarime, balandžio 17 dienos nutarime. Taigi Konstitucinis teismas šių metų nutarimu pritarė pozicijai ir pripažino, kad nuostata, pagal kurią partnerystė yra sudaroma tik tarp vyro ir moters, prieštarauja Konstitucijai. Pasak Konstitucinio teismo Seimas negali įtvirtinti tokio reguliavimo, pagal kurį įstatyme nustatyto teisinio pripažinimo ir apsaugos forma būtų skirta tik skirtingos lyties asmenų poroms ir jie negalėtų naudotis tos pačios lyties asmenų poros. Dabar toliau pacituosiu vieną trumpą ištraukėlę iš to Konstitucinio teismo nutarimo. Visuomenėje egzistuojantys stereotipai negali būti konstituciškai pateisinamas pagrindas paneigti ir apriboti tam tikro asmens ar jų grupių pagrindinės teises ar laisvės demokratinėje valstybėje. Teisinis reguliavimas nulemtas iš ankstinio nusistatymo prieš tos pačios lyties poras būtų nesuderinamas su konstitucija, iš jos kylančia šeimos samprata, pagarba žmogaus teisėms, orumui, taip pat su demokratiniai visuomeniai būdingomis lygybės, pluralizmo ir tolerancijos vertybėmis. Taip paskelbė Konstitucinio teismo pirmininkas Gediminas Goda. Prisimenat, minėjau 19 metų sausio 11 dienos nutarime, kurį priėmė Konstitucinis teismas vadovaujamas pasibaigusio galiojimo Konstitucinio teismo pirmininko Dainiaus Žalimo. Taip pat buvo paminėjęs, kad visuomenės daugumos nuomonė negali nulemti viešosios tvarkos pažeidimo arba tokio teisinio reguliavimo, kurio būtų pažeista viešoji tvarka. Ir toliau, kaip viešosios tvarkos pažeidimo vienas iš pavyzdžių buvo paminėtas diskriminacija tos pačios lyties porų atžvilgių.
25 metų balandžio 17 dienos nutarime Konstitucinis teismas vėlgi kartoja tai, kad visuomenėje egzistuojantys stereotipai negali būti konstituciškai pateisinamas pagrindas paneigti ir apriboti tam tikro asmens ar jų grupių pagrindinės teises ar laisvės demokratinėje teisinėje valstybėje. Tai Konstitucinio teismo nutarimai ne tik tai šią temą, bet ir kitomis temomis mūsų jau turbūt, mūsų kritiškai mąstančių, kritiškai žvelgiančių į vykstančius reiškinius valstybėje nebestebina. Ir matyt, dar turėsime ne vieną Konstitucinio teismo nutarimą, kuris bus lydimas tokio nemalonaus politinio kvapelio, bet aš noriu sureaguoti iš tai tokias išvadas ir sureaguosiu į tas išvadas pasiremdamas savo kolegų teisininkų Ramūno Aušroto ir Kristinos Zamarytės Sakavičienės įrašais paskelbtais socialinėme tinkle Facebook. Ramūnas Aušrotas rašo: aš norėčiau didžiai gerbiamam Konstitucinio teismo teisėjui Vytautui Mizarui priminti, jog Konstitucinis teismas teisėkūrinės funkcijos neturi ir jos neatlieka. Taip, Konstitucinis teismas pripažino, jog civilinio kodekso įtvirtintas partnerystės institutas, tiek kiek numato partnerystę tik tarp skirtingų lyčių asmenų, prieštarauja Konstitucijai. Tačiau tai nereiškia, jog Seimas, kaip vienintelis įstatymų leidėjas Lietuvoje, yra išreiškęs valią numatyti partnerystę ne tik skirtingų lyčių, bet ir vienos lyties asmenų bendram gyvenimui. Juk ir vaikui aišku, kad tuo metu, kai Seimas patvirtino civilinį kodeksą, o tai, priminsiu, buvo 2003 metais, jis partnerystės institutą siejo su skirtingų lyčių asmenų bendrų gyvenimu. Dar daugiau, Seime yra užregistruoti ir pateikimo stadiją praėję 2 įstatymo projektai skirti vienos lyties asmenų teisinių santykių sureguliavimui. Tai civilinės sąjungos įstatymas bei artimo ryšio įstatymas, o tai rodo, jog Seimas kaip vienintelis teisėkūrinę funkciją atliekanti institucija jau dabar yra išreiškęs valią, jog vienos lyties asmenų santykiai būtų reguliuojami ne per partnerystės teisinį institutą, bet kita juridinė forma. Didžiai gerbiamam Konstitucinio teismo teisėjui Vytautui Mizarui dar reikia priminti, jog jis nėra įgaliotas aiškinti Konstitucinio teismo nutarimus ir kalbėti jo vardu, kaip ir daryti spaudimo Lietuvos Respublikos Seimo nariams bei teismams. Nes čia reikia šitoje vietoje priminti, jog Konstitucinis teismas, Konstitucinio teismo teisėjai po priimto 25 metų balandžio 17 dienos nutarimo labai aktyviai ėmė reikštis viešojoje erdvėje, aiškindami, kaip dabar Seimas turi išspręsti šitą klausimą ir aiškindami netgi tai, kad apskritai Seimo įsikišimo šiuo atveju nebereikia, visos tos pačios lyties poros gali jau dabar kreiptis į teismą ir prašyti, kad teismas įregistruotų tos pačios lyties partnerystę. Čia taip pat reikėtų paminėti, jog ginčas kyla, labai aktualus ir svarbus ginčas kyla dėl šeimos ir santuokos atskyrimo. 19 metų sausio 11 dieną Žalimo vadovaujamas Konstitucinis teismas pasakė, jog šeima yra neutrali lyties atžvilgių, yra neutrali lyčiai. Pagal Konstituciją santuoka yra sudaroma tik tarp vyro ir moters, tačiau, kaip teigia Konstitucinis teismas, šeima gali būti sudaryta ir tarp tos pačios lyties asmenų arba tos pačios lyties asmenų sąjunga, bendras gyvenimas taip pat yra laikytinas, prilygintinas šeimai. Ir į šitą klausimą labai taikliai atsako savo įrašu Kristina Zamarytė Sakavičienė, kuri pasiremia savo buvusio dėstytojo, vieno iš Konstitucijos rengėjų, buvusio beje taip pat Konstitucinio teismo teisėjo, ES teisingumo teismo teisėjo ir konstitucinės teisės profesoriaus Egidijaus Jarašiūno 2011 metais paskelbtų tekstu.
Aš noriu tą tekstą pagarsinti Egidijaus Jarašiūno, buvusio Konstitucinio teismo teisėjo ir vieno iš Konstitucijos rengėjų 2011 metais paskelbtą tekstą. Cituoju. 1992 metais Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengėjams santuoka grindžiama šeima buvo laikomas tokia savaime suprantama kategorija, kad didesnių diskusijų nekilo. Nereikėjo vieniems kitų įtikinėti, ką reiškia santuoka ir šeima, aiškintis, kokią teisinę realybę kursime. Todėl tenka grįžti prie konstitucinio akto teksto. Analizuodami konstitucinės nuostatas apie šeimą, mes galime padaryti keletą reikšmingų išvadų. Pirmoji. Konstitucijoje mes matome neatsiejamą santuokos ir šeimos ryšį. Konstitucijos kūrėjai, pagaliau tauta, aprobuodama šį konstitucinį sprendimą, labai aiškiai pasisakė už tokį ryšį. Taigi, šitoje vietoje dar kartą svarbu pabrėžti, kad šiuo metu Konstitucinio teismo priimti nutarimai nukreipia arba perrašo mūsų Konstitucijos tekstą ta linkme, kad šeima ir santuoka tai yra ne tapačios kategorijos, taip formaliai tai yra ne tapačios kategorijos, bet grįžtant į Konstitucijos ištakas, į 92 metus, kada Konstitucija buvo kuriama, kada tauta visuotiniu referendumu Konstituciją priėmė, Konstitucijoje buvo aiškiai ir Konstitucijos tuometiniams rengėjams net nekilo kažkokių tai klausimų ir abejonių dėl to, kad tarp santuokos ir šeimos yra glaudus tarpusavio ryšys. Toliau, antra išvada. Šeimos pagrindas, branduolys. Tai yra jau dabar iš to išplaukiantys dalykai. Šeimos pagrindas, branduolys yra santuoka. Ir ši santuoka sudaroma laisvų vyro ir moters sutarimu. Laisvas sutarimas reiškia, kad niekas negali būti verčiamas tuoktis, sudaryti santuoką, kurti šeimą. Tai yra žmogaus teisė. Tai neatimama teisė į šeiminį gyvenimą. Pastebėtina yra ir tai, kad nei valstybė, nei visuomenė negali versti asmens tuoktis, sudaryti santuoką. Toks susitarimas visada yra laisvas. Tai yra visada savo valia sudaryta vyro ir moters sąjunga. Kitokie asmenų jungimosi būdai pagal mūsų konstituciją negali būti pripažįstami santuoka. Trečia, šeimą pirmiausia mes suprantame kaip tėvų, vaikų, kitų artimų giminaičių bendriją, kurią jungia giminystės ryšiai. Čia vėlgi, tai labai aiškiai yra pabrėžiamas santuokos ir šeimos tarpusavio neatsiejamas ryšys. Ketvirta, iš Konstitucijos kyla pareiga, reguliuojant šeimos santykius, visados prioritetą teikti vaiko teisėms. Tai esminis Konstitucijos akcentas. Konstitucijos tekste pabrėžiama motinystės, tėvystės, vaikystės apsauga. Vaiko auklėjimas šeimoje prioritetas tiesiogiai įtvirtintas Konstitucijos tekste. Penkta, Konstitucija įtvirtina efektyvios, veikiančios, o neformalios šeimos sampratą. Tai yra šeima suprantama kaip tam tikra realiai funkcionuojanti bendryje, kurios esmė yra santykiai, visas santykių blokas. Tai štai tokios 2011 metais buvo paskelbtos Egidijaus Jarašiūno, priminsiu, vieno iš Konstitucijos rengėjų, buvusio Konstitucinio teismo teisėjo, ES teisingumo teismo teisėjo ir konstitucinės teisės profesoriaus mintys apie šeimą ir santuoką. Ir tai dar kartą patvirtina, kad mūsų Konstitucijoje yra užkoduota, yra įtvirtintas neatsiejamas ryšys tarp santuokos ir šeimos ir sakyti, kad šeima yra neutrali lyčiai, kaip pagal Konstituciją yra nustatyta, jog santuoka sudaroma tarp vyro ir moters, o tai tuo pačiu reiškia, kad ir šeima yra neatsiejamai susijusi su laisvo vyro ir moters
apsisprendimu kurti šeimą yra ne kas kita, kaip užsiimti demagogiją, ką ir daro Konstitucinis teismas per pastaruoju metu. Taigi Konstitucija yra perrašoma ir dėja, bet paguodžiančių, viltingai nuteikiančių žinių dėl to, kad mūsų konstitucinio teismo ir konstitucinė jurisprudencija gali artimiausių metų pasikeisti, aš negaliu duoti, neturiu tam pagrindo žadėti, kad tai įvyks. Tačiau mums yra labai svarbu matyti tai, kas vyksta, suprasti tai, kas vyksta ir skleisti tą žinią kitiems žmonėms, tikintis, kad tą žinią dar išgirs kažkas, ją priims, ją išgirs, ją supras. Ir atvirai sakant, gal problema yra ne tiek pati partnerystė tarp tos pačios lyties porų. Aš kaip teisininkas problemą kur kas didesnė įžvelgiu tame, kad konstitucija, kurią priėmė tauta kaip vienintelis suverenas turintis aukščiausią valdžią mūsų valstybėje, jinai yra perrašinėjama, iškraipoma, išdarkoma, pakeičiama yra jos esmė Konstitucinio teismo nutarimais. Teismo, kuriuose sprendimus priiminėja teisėjai, kurie nebuvo mūsų išrinkti. Mesgi nedalyvavome juos renkant, nors ta pati konstitucija skelbia, kad valstybę valdo tauta, jinai valdo valstybę arba tiesiogiai, tai yra per referendumus, arba per savo atstovus, bet Konstitucinio teismo teisėjai nėra mūsų atstovai. Konstitucinio teismo teisėjai yra, mūsų atstovais yra Seimo nariai, bet ne Konstitucinio teismo teisėjai. Tuo tarpu Konstitucinis teismas yra vienas iš teisminės valdžios instrumentų. Taigi mes teisminėje valdžioje, tauta kaip suverenas, teisminėje valdžioje nedalyvaujame nei tiesiogiai, nei per savo išrinktus atstovus. Prie šito klausimo, jisai yra tikrai įdomus panagrinėti šiek tiek giliau, mes dar grįšime. Aš tikrai esu numatęs plačiau tą klausimą aptarti. Na, o šiandieną, gegužės 3, šeštadienį, noriu palinkėti visiems gražios popietės, gražaus savaitgalio, gražaus sekmadienio. Aplankykime mamas, pasidžiaukime mamomis. Tie, kas dar turit mamas, apkabinkit, pasakykit, ištarkit mamai myliu, prisiglauskit vieni prie kitų. Tie iš mūsų, kurie savo mamas jau palydėjome į kitą geresnį pasaulį, prisiminkime, taip pat aplankykime, prisiminkime ir, kaip sakau, neskubėkime pas mamas. Mamos mūsų laukia, jos lauks mūsų dar ilgai ir kantriai. Ir mes būtinai sugrįšim tada, kai ateis tam laikas. Dėkoju visiems, kurie klausėsi. Dėkoju visiems, kurie mane išgirdo. Dar kartą linkiu gražios dienos ir iki greitų susitikimų kitose Mozerio radijo laidose.